Labadiena. Sveiki susirinkę į AGCAD rengiamą internetinį seminarą, parodyti AGCAD Revit galimybių bei palyginti šias galimybės su standartiniam Autodesk Revit programom. Jeigu jūs galite girdėti ir matote mano ekraną, prašau dešinėme kampe esančioje programėlėje GoToWebinar pakelti savo rankas ir aš matysiu, kad jūs galite mane girdėti bei matyti. Taigi matau, kad jūs galite mane girdėti bei matyti. Taigi galime pradėti mūsų internetinį seminarą. Mano vardas yra Jokūbas Vaišvila, aš esu programinės įrangos specialistas iš AGCAD. Taigi ir pradėsime nuo mūsų. Visų pirma, norėčiau pasakyti, koksgi yra mūsų tikslas ir ką mes darome. Taigi, AGCAD tikslas yra sukurti produktyvumo didinimo produktus, kad iš esmės pašalinti įvairius laiko švaistymus ir sumažinti projektavimo sąnaudas bei padidinti pelną. Taigi, kairėje pusėje ekrano jūs matote diagramą, kurioje yra pavaizduota paslaugos kaina bei kaštai, kurie yra žymimi geltona ir raudona spalvomis, bei jūsų uždirbamas pelnas. Taigi, jeigu mes sugebėtumėm tam tikrai pašalinti nereikalingą naudos nekuriančią veiklą iš jūsų darbo, mes ją vadiname japoniškų terminų muda, mes galėtumėm padidinti, pakelti mūsų pelną arba sumažinti paslaugos kainą. Taigi mūsų tikslas būtent toks ir yra – pašalinti tam tikrus švaistymus iš projektavimo darbų. Taigi, AGCAD kūrė ir tobulina BIM sprendimus ir priedus Autodesk Revit programoms. Šie produktai žymiai padidina projektavimo darbų greitį ir palengvina darbo procesus ir net atveria daugiau galimybių, nei siūlo pats Autodeskas. Taigi, norėčiau papasakoti, kas yra būtent AGCAD Revit. Tai jisai susideda iš 3 dalių. Visų pirma, pirmoji dalis tai yra Autodesk Revit, motininė programa, skirta architektams, konstruktoriams bei pastato vidaus inžinerinių sistemų projektuotojams. Tai yra specializuota parametrinė pastatų informacinio modeliavimo programinė įranga. Ši programa paremta BIM, tai yra pastato informacinių modelių modeliavimu arba Building Information Modeling, jeigu kalbant angliškai, ir kuri užtikrina visapusišką pastatų realaus statybos proceso projektavimą. Kita dalis, taigi mes pridedame prie Autodesk Revit tam tikrus sprendimus, kuriuos mes vadiname Tools for Revit. Tai yra įrankiai modeliavimo bei BIM duomenų valdymo įrankiai, žymiai praplečiantis Autodesk Revit galimybės. Taigi Tools for Revit yra visiškai pilnai su Autodesk Revit susieta programinė įranga, savyje turinti bei gebanti atlikti skaičiavimus, tinkančius mūsų regionui. Taigi šios programos programėlės įskiepiai tinka ir palaiko tiek ISO, tiek ir Lietuvoje esančius statybų reglamentus, standartus bei jų reikalavimus. Taip pat mes turime dar vieną. Tai Tools for Revit yra įrankiai, o mes turime dar ir BIM sprendimus, BIM solutions, mes juos vadiname. Tai yra modeliavimo bei BIM duomenų analizavimo įrankiai, kurie žymiai pagreitina bei praplečia Autodesk Revit galimybės. Šios programos buvo kūriamos ilgus metus, mūsų programuotojai bei inžinieriai dirba ties šiomis programomis jau maždaug 10 metį. Ir ši programinė įranga yra paremta matematiniu modeliavimu, mokslinėmis žiniomis, tarptautiniais projektavimo standartais bei vartotojų pageidavimų sąrašu. Tai, sakykime, dirbame tiek ir su vartotojais, tiek ir su tam tikrą mokslinę stažą turinčiais žmonėmis. Tai šiandieną dabar norėsiu aptarti būtent Tools for Revit. Praeitą savaitę aš pravedžiau webinarą skirtą subscriptionui, Autodesko prenumeratai. Taigi, įsigydami
šią prenumeratą iš AGACAD, tai yra iš mūsų, jūs gausite štai šituos priedus kaip savo prenumeratą. Taigi dabar galite stebėti ir klausyti, kokiusgi priedus jūs galite gauti įsigydami prenumeratą tiesiai iš mūsų. Taigi, kas tai yra tie Tools for Revit ir kokie yra būtent jo privalumai? Tai yra paprasta ir patogu jais naudotis, tai lengva kontroliuoti projekto koregavimo procesus, tai didina darbo našumą, pagreitina kai kuriuos procesus dvigubai, o kai kuriuos procesus gali net pagreitinti 10 ar net daugiau kartų. Taip pat yra taupomos lėšos, taupo projektuotojo darbo laiką, mažina darbo sąnaudas. Taip pat yra papildymai, taigi tai atveria naujus plotus Autodesk Revit aplinkoje, kur jūs galite atlikti tam tikrus savo pastato modeliavimus, analizę ar tiesiog skaičiavimus. Taip pat yra ypatingai geras tikslumas, ypač tikslus įvairių konstrukcijų projektavimas, gegnynai, santvaros, sijų jungtis, bei tikrai labai didelė kitų galimybių gausa. Taip pat, kaip jau ir minėjau, mes turime praplėstas analizės galimybės. Taigi, nieko nelaukdamas, tiesiog prabėgsiu greitai per visus mūsų siūlomus įrankius kartu, kuriuos galite gauti su prenumerata įsigyta iš mūsų. Tai visų pirma, tai yra pirmasis įrankis, tai yra Excel to Revit, kitaip vadinamis Excel 2R. Ši programėlė jums leidžia atlikti perkelimą duomenų iš Microsoft Excel programos tiesiai į Revito tiek architektūrinę, tiek MEP, tiek konstrukcinę dalį. Reiškia, tuos projektus jūs galite įkelti Excelio informaciją. Taigi, ši programėlė leidžia ne tik įkelti, bet taip pat palaiko ir puikų ryšį tarp Excelio bei Revito. Taigi, jeigu jūs atliksite tam tikrus pakeitimus Excel'yje, tie pakeitimai automatiškai bus atnaujinami ir Revito projektuose. Sekantis mūsų sukurtas įrankis skirtas Autodesk Revitui, vadinamas Cut Opening. Ši programėlė yra skirta kiaurymėms konstrukcijose kurti, naudojantis susikirtimais. Reiškia, jeigu mes turime ortakyną, vamzdyną ar dar kažką, tai kurie kerta tam tikrus konstrukcinius elementus, mes BIM modelyje turėtumėm pašalinti tose vietose konstrukcijas ir padaryti tose vietose ertmes. Taip mūsų projektai gausis daug tikslesni, mūsų žiniaraščiai gausis taip pat daug tikslesni. Taigi priedas veikia su vandentikio, dujų ir kitais vamzdžiais, vėdinimo ortakiais, latakais, laidų loveliais. Iš tiesų tai veikia su visais linijiniais elementais. Tai iš tiesų yra labai galingas įrankis. Taip pat jūs gausite ir Insert Elements papildinį. Šis papildinys padeda greitai įterpti architektūrinius, konstrukcinius, mechaninius elementus, baldus, šviestuvus, mechaninius įrenginius ir visą kitą į jūsų norimas patalpas. Tai, sakykime, aš pats šią programėlę naudoju oro tiekimo bei šalinimo difuzorių išdėstymui patalpose. Jis automatizuotai pagal tam tikras taisyklės, kurias aš nurodau, tiek aukščius, tiek atstumus tarp elementų, jisai protingai juos išdėlioja patalpoje, taip pat turi galimybę kisti kartu su patalpos pakeitimais. Sakykime, jeigu mes stumėme tam tikrą sieną į šoną, tai automatiškai pas mus atsiranda arba nauja eilė elementų, arba tie elementai išsiskirsto vėlgi atitinkamai taip, kaip jūs juos sienas prastūmėte. Sekantis ir labai iš tiesų naudingas įrankis, tai yra RAS Manager, Room Area and Space Manager. Tai yra patalpų, plotų bei tūrių menedžeris,
kuris yra skirtas būtent sukurti bei valdyti erdves ir kambarius su tam tikra šildymo, vėdinimo bei oro kondicionavimo charakteristika. Reiškia, šiame papildinyje yra sudėta informacija, kiek vienam ploto vienetui yra reikalinga šviežio oro patiekti, kiek vienam žmogui reikėtų tam tikrame pastate reikėtų oro patiekti ar dar kažkaip tai. Ir reiškia, mes automatizuotai paskaičiuojame šioms patalpoms oro kiekius. Taip pat išdėstome tas patalpas taisyklingai, su taisyklingais aukščiais ir viskuo kitkuo. Reiškia, tai yra labai naudinga tiek architektams, tiek labai naudinga ir šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinieriams, projektuotojams. Smart Browser tai yra priedas Revit naudotojams, kuris padeda greitai surasti reikiamas Revit šeimynas. Reiškia, jūs galite tiek savo kompiuteryje, tiek serveryje naudoti paiešką pagal tam tikrus pavadinimus ar reikšmes tam tikras ir surasti jūsų reikiamas šeimynas kompiuteryje ir labai greitai jas įsikelti į projektą bei jas naudoti. Taip pat yra galimybė ir perkelti iš projekto į projektą tam tikrą informaciją greituoju būdu. Tiesiog drag and drop funkcija, kur jūs galite pasirinkti iš kokio į kokį projektą keliate ir sukilnoti, sakykime, šeimynas. Taip pat skirtas papildinys labiausiai tikriausiai konstruktoriams ar architektams, tai yra Smart Floors. Šis papildinukas yra skirtas modeliuoti ir modifikuoti perdangos plokštės, atsižvelgiant į pasirinktas sienas, pastato šis sijas ar darbo plokštumas. Reiškia, mes galime susimodeliuoti savo perdangos plokštės pagal realius matmenis, standartus ir atsižvelgiant į mūsų pastato matmenis, ašis ir visą kitą. Labai panašaus pavadinimo yra Smart Walls. Tai šis papildinys padeda greitai valdyti sienas, taip sakant, sienų konstrukciją Autodesk Revit projektuose. Tai pats pagrindinis tikslas šio įrankio tai yra atskirti sienos sluoksnius į atskirus elementus, kad gauti tam tikrus elementus atskirai. Ir tai leidžia pilnai kontroliuoti sienų sujungimus bei tarpus tarp jų. Tai suskaido tas sienas į dalis, jas sunumeruoja, leidžia filtruoti, rasti reikiamus sienos parametrus tam tikrose jos sluoksniuose. Sort and Cope, taigi čia labiausiai tikriausiai skirta medinių konstrukcijų projektuotojams, medinių namukų statytojams, tai yra tiek architektams, tiek konstruktoriams skirta programėlė, modulis, kurio funkcijos yra skirtos sijų galams apkarpyti ar sijų susikirtimo vietoms tvarkingai sujungti. Kaip matote paveikslėlyje, tai yra iškertamos tam tikros kiaurymės ir automatizuotų būdu yra sukertami tam tikri elementai vienas su kitu pagal tam tikras nusistatytas taisyklės. Dar vienas ganėtinai populiarus mūsų sukurtas įrankis, tai yra U-value, tai U reikšmės skaičiuoklė. Šis plėtinys leidžia automatiškai įvertinti daugiau nei 400 statybinių medžiagų bei jų šilumos perdavimo koeficientų. Taigi mes jums siūlome iš karto medžiagų duombazę, kurie atitinka tiek STR standartą, tiek ISO standartą, tiek yra populiariausių Lietuvoje naudojamų statybinių medžiagų sąrašas, kuris viršyje 400, yra 489 medžiagos. Ir taip pat yra galimybė tas medžiagas praplėsti. Tai taip pat šitas plėtinys, įskiepis, jisai leidžia mums paskaičiuoti ir U reikšmes atitvaroms, tai yra sienoms,
grindims, perdangoms, stogams ir pamatams. Sakykime, jeigu mes turime tam tikrą stogo konstrukciją, kuri turi gegnės, taigi reikėtų skaičiuoti šiek tiek kitaip, reiškia, reikėtų skaičiuoti, kad vieno elemento U reikšmė yra vienokia, kito elemento kitokia, tai ši programėlė suteikia galimybę mums paskaičiuoti ir U reikšmę būtent su tam tikra konfiguracija, su tam tikrų medžiagų išdėstymu. Taip pat galima skaičiuoti ir paprastai. Taigi tokie yra U value privalumai. Dar vienas puikus ir iš tiesų labai naudojamas įrankis, kurį taipogi gausite su mūsų prenumerata, jeigu ją pirksite, naudositės iš mūsų. Tai yra Dynamic Legend, dinaminės legendos. Tai yra Revit programų plėtinys, leidžiantis greitai ir lengvai kurti, koreguoti ir atnaujinti elementų legendas. Kaip matote piešinėliuose, jūs galite įsikelti tiek paveikslą, tiek išvaizdą, kaip atrodo jūsų elementai. Taip pat jūs galite susirašyti bei pasidaryti vieno elemento legendą ir tą legendą padauginti ir jums automatizuotai bus paskaičiuoti tiek kiekiai, tiek visa informacija, kokią jūs suteiksit. Reiškia, jeigu jūs žinote, kad jūsų durys kainuoja tiek, tai jūs galite įsidėti netgi ir kainos elementą štai čia ir kaina bus paskaičiuota suminė ne tik vienerioms durims, bet jums tiesiog reikės labai greituoju būdu pertraukti viską ir automatiškai paims visas skirtingų tipų duris ir padarys jums, sakykime, tokią štai gražią bei naudingą legendą. Taigi, šis Dynamic Legend plėtinys automatiškai skaičiuoja, kiek komponentų reikia legendai sudaryti, įrašo visus parametrus pagal numatytą konfiguraciją, bei apskaičiuoja bendrus kiekius ir kitą. Taigi, čia matote Quick Dimensions, tai yra plėtinys skirtas sudėlioti matmenimis pagal naudotojo nustatytą konfiguraciją. Taigi, šie matmenys yra automatiškai išdėstomi ant pažymėtų elementų. Noriu pabrėžti, kad šis plėtinys veikia tiek pjūviuose, tiek ir aukštų planuose, bei galima sukurti vieną matmenų grandinę vienu paspaudimu. Taigi, galbūt šitą aš tiesiog pademonstruosiu vėliau tiesiog Revite. Taigi, dar vienas mūsų sukurtas įrankis, tai yra Smart Sheets. Ši programinė įranga skirta tiek architektam, tiek konstruktoriams, tiek ir inžinieriams, šis įrenginys suteikia mums galimybę vos ne vienu paspaudimu kurti ir valdyti mūsų kuriamus spausdinimui brėžinius. Taigi galima sukurti naujus lapus pagal pasirinktą šabloną. Mes susikūrėme vieną mums norimą lapą ir mes pagal jį galime susidėlioti mums norimus vaizdus su tais pačiais apkirpimais, sakykime, su tais pačiais vienetais, su tuo pačiu masteliu bei visų kitkuo. Taigi galime pasilikti tam tikrus parametrus, kurie eis iš brėžinio į brėžinį ir mes juos matysime visose. Taigi ir priėjome prie paskutinio mūsų įrankėlio, kuris atstovauja Tools for Revit grupiai. Tai yra SortMark. Šis priedas skirtas tiek architektams, tiek konstruktoriams, tiek ir inžinieriams. Ir šis programų priedas automatiškai rūšiuoja elementus ir išplečia jų žymėjimo ženklus bei suteikia papildomą informaciją jiems. Taigi, sakykime, jeigu mes turim tam tikrų kelių dydžių elementus, jisai gali mums juos išsortiruoti, juos sužymėti ir išdėstyti tam tikrą
tvarka, tam tikrų eiliškumu bei uždėti jiems, sakykime, tam tikrą eksplikaciją. Tai galbūt greitai keliaujam į Revitą. Taigi turime Revite pastatuką. Sakykime, ką mes čia jums galime parodyti, sakykime, Quick Dimensions. Tai yra paprastas papildymukas. Mes nusistatome, kur mes norime dėti matmenis. Reiškia, mes norim dėti matmenis tik tarp sienų, sakykime, ant jų išorinių fasadų, tiek vidaus, tiek išorės. Ir mes galime dėti tas dimensijas štai tokiu principu. Reiškia, mes vienu paspaudimu sudedam visą matmenų eilę į projektą. Jeigu mes turime ortakius, mes galime pasidaryti nustatymus su ortakynais, kad kirstusi ortakynai ir sienos, galime nusistatyti, kad centrinės linijas mums gaudytų ir taip toliau. Na, tai čia yra tiesiog toksai pavyzdukas labai greitas, kad jūs galėtumėt pamatyti. Jeigu mes turime brėžinių lapus, taip pat mes galime, sakykime, pasinaudoti Smart Sheets. Jeigu mes norime, mes sukūrėme parametrus, mes galime susikurti analogiškus vaizdus, kaip atrodo štai šitas. Pagal pasiimame, sakykime, šitos vaizdus. Ir mes jiems norime, kad jų mastelis būtų vienodas, apipjovimas būtų vienodas, matymo stilius būtų vienodas, detalumo lygis taip pat. Ir mes norime, kad tuos brėžinius sudėtų būtent į šitą štai vietą. Tai tiesiog spaudžiame, mums greituoju būdu yra sukurti nauji puslapiai. Kaip matote, štai čia pagal mūsų susidarytą pirmąją paruoštukę, sakykime taip. Taip pat galim suteikti šitiems ir pavadinimus, kurie atitiks mūsų pavadinimus projekte. Tai tada einame ir galim žiūrėti, kaip tie vaizdai atrodo ir jie automatiškai yra sugeneruojami būtent toje pačioje vietoje, kaip mes juos ir susidėjom. Taigi, visi šie įrankiai yra ypatingai, drįsčiau pasakyti, ypatingai pagreitinantis darbą bei padeda mums atlikti tam tikrus darbus greičiau bei išplečia galimybės dirbti pačiame Revite. Dar ką norėčiau pasakyti, tai štai čia yra mūsų sukurtų produktų gėlė. Tai šitoje gėlėje šiandien aš jums papasakojau tik apie vieną mūsų skiltį, tai yra Tools for Revit. Mes taip pat turime ir Cut Opening Pro, MEP Engineering Pro, kas yra skirtas sprinklerinėms sistemoms, bei difuzorių išdėstymui, bei inžinerinės informacijos įkelimui į projektą, į Revito projektą, radiatorių išdėstymo bei balansavimo įrenginys, taip pat pakabų generavimo išdėstymo automatizuotų būdų bei vamzdžių sudalinimo į tam tikrus elementus galimybę. Taip pat mes turime ir BIM Tree Manager, kas yra skirta pastato informacinio modeliavimo tam tikram stebėjimui bei informacijos sekimui, įkelimui ir taip toliau. Taip pat turim Sustainable Design Pro, kas yra skirta pastato galiai bei pastato šildymo bei vėsinimo poreikiams apskaičiuoti. Taip pat turime ir Revit Content Management Solutions, tai reiškia, mes galime, jau kaip minėjau, Smart Browseris, kurį galite gauti kartu su mūsų prenumerata. Taip pat mes turime ir konstruktoriams labai puikų dalyką, kuris yra naudojamas visame pasaulyje, tai yra Wood Framing Pro, kas yra skirta tiek rąstinių, tiek karkasinių namų gamybai, projektavimui, tiek ir stogų konstrukcijų automatizuotam projektavimui, tiek ir sienų ar grindų projektavimui.
Mūsų produktus naudoja jau 126 berods šalyse visame pasaulyje ir mes kūrėme štai šią programinę įrangą, su kuria norėtumėm pasidalinti ir su jumis. Taigi, nuo dabar mes pradedame tam tikrą sesiją, kai mes lietuviams rodysime lietuviškus internetinius seminarus bei pasakosim apie tam tikrus savo sukurtus produktus. Reiškia, tai bus tokie specializuoti tam tikrai grupiai skirti webinarai, kaip, sakykime, kitą savaitę, kitą antradienį vykstantis seminaras darbo brėžinių paruošimui. Taip pat jau mes esame padarę tam tikrus specializuotus seminarus ir priešgaisrinių sistemų specialistams, tiek vėdinimo sistemų, tiek šildymo specialistams bei energijos galių skaičiuotojams, energetikams, sakykim taip. Tai prašome sekti mūsų blogą, taigi mes rašome tiek ir blogą, taip pat siūlau jums apsilankyti mūsų internetinėme puslapyje bei panaršyti čia giliau. Taigi, ką mes šiandien pamatėme, tai yra Tools for Revit, tai yra štai šie papildymukai. Juos galite įsidiegti į savo kompiuterį 14 dienų kaip bandomąją versiją ir pasinaudoti jais. Taip pat, kaip ir sakiau, kita grupė, kuri yra sudėtingi sprendimai skirti tam tikrai orientuotai grupiai, tai yra mūsų sukurti BIM Solutions. Reiškia, tulsiukai yra kaip ir paprasti, ganėtinai lengvai įveikiami ir suprantami, o BIM Solutionai jau šios programinės įrangos reikalauja tam tikrų įgūdžių bei tam tikrų pamokymų bei paaiškinimų, kaip reikėtų jais naudotis. Taigi šiuos įrankius jūs taip pat galite atsisiųsti, užėję ir pareikalavę Free Download Trial. Taip pat jūs galite paskaityti bei pasinagrinėti, pažiūrėti mūsų sukurtus video. Deja, jie yra anglų kalba, kadangi mes, kaip ir sakiau, dirbame su visų pasauliu, mes stengiamės užimti kuo didesnį rinkos dalį ir todėl mes esame kaip ir anglų kalba, pasakojame bei dėstame visą informaciją savo klientams. Taigi galite pasižiūrėti tiek video apie veikimo procesus, bei paskaityti mūsų programinės įrangos aprašymą ir kuom tai yra naudinga. Galbūt jūs rasite ir savo kažką tai naudingo. Taip pat siūlau jums pasidomėti ir pasižiūrėti, mes rašome ir blogą, kaip jau ir sakiau, apie sprendimus, kūriamus Revitui ir kokias galimybės jūs galite pasiekti būtent štai čia. Tai čia yra mūsų komanda, būtent autoriai, kurie rašo šitame bloge ir jūs galite čia stebėti tiek kvietimus į webinarus, tiek ir mūsų naujausias produkcijas išleidimą. Jau tiesą pasakius 15 versiją mes jau judiname ir jau į rinką keliauja mūsų produktai jau ir 2015 Revitui skirti. Tai tiek aš tikriausiai norėjau šiandieną taip glaustai papasakoti. Sekite ir toliau mus, mes tikrai darysime dažniau šiuos seminarus. Taigi, ką norėčiau pabaigai pasakyti. Dirbdami su mumis, jūs, sakykime, gausite Tools for Revit įrankėlius, turėdami tam tikrą prenumeratą būtent iš AGACAD. Tai štai ką šiandien norėjau pasakyti, esu labai dėkingas už jūsų sugaištą laiką, bei noriu pasakyti jums ačiū už dėmesį. Ir kilus klausimams, bet kokio tipo klausimams, prašome kreiptis arba tiesiogiai
į mane jokubas@agacad.com bei bendruoju mūsų elektroniniu paštu info@aga-cad.lt. Taigi, dėkui Jums už Jūsų laiką ir dabar dar matau kelis klausimus matau iš žmonių. Klausimas iš Gražinos, ar kiekvieną priedą reikia pirkti atskirai, kokia kaina tokių priedų. Taigi, kaip aš ir sakiau, kiekvienas priedelis, taip, jie yra skirstomi, galima po vieną, yra galimybių, kai galima paketais pirkti, sakykime, greitos dokumentacijos paketas. Reiškia, į tą paketą įeina ir, sakykime, ten ir greitas matmenų išdėstymas, ir legendų kūrimas ir visa kita. Tai reiškia, jie yra tam tikrai grupuojami ir galima pirkti grupėmis. Taip pat kokie priedai būtų lauko inžinerinių tinklų projektavimui, norėčiau pasakyti, kad pats Revitas tai yra skirtas BIM, tai yra pastato informaciniam modeliavimui, ne lauko tinklams, tačiau pastato modeliavimui programėlę, tai taip, kad mes neturime papildinių lauko išorės inžineriniams tinklams projektuoti. Taigi, daugiau klausimų kaip ir nematau. Esu labai dėkingas už Jūsų dėmesį, bei iki kitų susitikimų. Kitą savaitę vyks darbo brėžinių ruošimo webinaras. Viso geriausio ir geros dienos.